TV eterio komanda susisiekė su mokytoja Astra Genovaite Strauskaite dėl interviu. Mokytoja apsidžiaugė ir mielai sutiko papasakoti apie dabartinę savo situaciją. Kaip jau visuomenė žino, šiuo metu mokytoja yra Utenoje, ypatingoje įstaigoje, kuri vadinasi Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM, Utenos teismo ekspertinis skyrius. Prokuroro Betingio sprendimu mokytojai Astrai skirta psichiatrinė ekspertizė, nustatyti, ar yra pakaltinama ir atsako už savo veiksmus. Savo kaltės mokytoja nepripažįsta ir mano, kad tai politinis susidorojimas dėl aštrios kritikos vyriausybės ir Seimo darbui. Mokytoja gina ir gins tradicinės vertybės, šeimos kaip vyro ir moters institucijos statusą, teisę kalbėti ir išsakyti savo nuomonę, kaip tai numatyta mūsų konstitucijoje. Dabar jūsų dėmesiui kalba mokytoja Astra. Labadiena. Labadiena. Kaip, Astra, gyvuojat? Kaip jums sekasi? Ačiū, labai džiaugiuosi, ačiū už gėles. Ir džiaugiuosi, sužinojau šiandien tokią žinią, kad antradienį atgaunu laisvę. Ačiū visiems labai ir už peticiją Seimo nariui Petrui Gražuliui. Ir labai dėkoju valstiečių visai Seimo opoziciniai grupiai. Ypatingai labai dėkinga su Dainiui Kepeniui, Aurelijui Verygai, žmogaus teisų komiteto nariui Dainiui, kurisai susirūpino mano klausimų iškėlė žmogaus teisų komitete ir domėjusi skambino Betingiui ir čia buvo atvykęs, kalbėjo su viršininkė, tai iš visų jūsų dėka Lietuvos žmonių, kurie mane palaiko, kurie remia ir opozicijos, aš anksčiau atgausiu laisvę. Kaip jūs čia atsidūrėte? Atsidūriau ir man tai teismo sprendimu, nes prokuroras Betingis, Romualdas Betingis, kreipėsi į teismą, kad man skirtų teismo psichiatrinę ekspertizę. Kodėl aš taip kalbėjau, o ne kitaip? Nes jie man kelia dvi baudžiamas bylas, bando fabrikuoti dvi baudžiamas bylas ir aišku čia su vaivorykštinis valdančiųjų šitos koalicijos, aš manau, spaudimu, nes pareiškimai yra parašyti Gabrieliaus Landsbergio patarėjo, kitų ten konservatorių, taip dėl spalio 16 mitingų. Ir kelia dėl rugpjūčio 10 mitingų sankcionuotų mano suderintų ir kaltina riaušių organizavimo, nors 3 bylas administracinės jau laimėjau ir prieš savivaldybę, kur jie norėjo virš 1000 Šimašiaus gauti eurų už tų akmenų visokių butelių šiukšlių išvežimą kitą dieną. Tai buvo įrodyta, kad aš visai ten nedalyvavau ir po mitingų mano palikta aikštė buvo švari prie bibliotekos Martyno Mažvydo ir visa nepriklausomybė šita prie Seimo. Tai šita byla, manau, tikrai jiems neišdegs, kabinasi prie žodžių iškirptų iš kalbos, bet buvo pasisakymų nuo 9 iki beveik 16 valandos daug stipresnių negu mano, o spalio 16 dieną, tai buvo ir pavadinimas suderintas, kad prieš vyriausybės represijas, prieš diktatūrinį valdymą. Ir mes ėjome, Vilniečių daugiausiai, apie gal 500, gal daugiau, ėjome nuo katedros iki Seimo ir aš visą laiką citavau Konstituciją. Konstitucijos straipsnius, kad negali būti prievartos ten medicininiam bandymams, negali būti prievartos diskriminacijos su galimybių pasais, kad prievarta tiesiog nušalinami žmonės nuo darbo. Taigi pats Irmantai atkentėjot ir žinot visą šitą buldozerį. Tai
citavau konstituciją, bet kaltinime, tam įtarime šito nėra. Iš kontekstų, iš metaforų, mano metaforinis kalbos yra išimtos citatos, daugtaškiai, 3-4 žodžiai, vėl daugtaškiai ir vėl. Tai jie mane kaltina tiesiog suvereniteto, Lietuvos suvereniteto pažeidimu ir karinių perversmo organizavimu, vienu žodžiu, tokiais absurdiškais kaltinimais. Ir aš manau, kad jie suprato, kad kada jau paskelbė ir mano advokatas, labai dėkinga Kęstučiui Skrebiui, jisai viešino šitus dalykus. Ir kai suprato, kad čia gali apsijuokti, aš manau, kad nusprendė, konservatoriai žinojo, kad prieš 15 metų buvau sirgusi depresija. Na ir čia turėjau, kai man kėlė baudžiamą bylą prieš 5 metus, irgi konservatoriai žinojo, tai turėjau tokią panikos ataką, nes konservatorius dirbo mano mokyklai direktorium, o aš pavaduotoja. Ir dėl narkotikų plėtros mokykloje, vaikų savižudybių, tapusi pavaduotoja, aš kėliau šitą klausimą į viešumą ir paskui kai jau man pradėjo daryti spaudimą, ėjau į Seimą pas Majauską, nes jis tuo momentu guodėsi, kad tėvas pasikorė, nusižudė, galvojo, jisai supras konservatorius, kad čia vyksta tokie dalykai, kad iš mūsų mokyklos mokiniai, ten labai narkotikai paplitę ir visa kita, ir kad vasarom iššoka iš 9 aukštų, beveik kas vasarą, iš 6 aukštų, jau sakyt, kad mokyklai tokie dalykai, narkotikų plėtra, ten rūkimas elektroninių cigarečių, prašyti pagalbos, kad su manim nori susidoroti, nes aš buvau tada tos komisijos pirmininkė vaikų gerovės. Ir dar galvoju, labai mėgstu operą, pakalbėsiu su Juozaičiu. Bet Juozaitis irgi taip išklausė, suprantat, atsainiai, ir paskui pasirodo. Su Juozaičiu ar su Juozapaičiu? Juozapaičiu, atsiprašau, su Juozapaičiu. Su Juozaičiu tai aš jam Arvydu padėjau jau prezidentiniai rinkiminiai kovojai, jisai labai šauniai dabar atsiliepė su Kęstučiu Skrebiu laidoje, su Juozapaičiu. Bet rezultatas išėjo toks, kaip išėjo, matyt, jie susikalbėjo, kad čia supranta tokie dalykai ir man tiesiog buvo fabrikuojama irgi baudžiamoji byla, bet atseit dėl duomenų paviešinimų ten per vaikų susirinkimą. Tai va, su konservatoriais jau buvau susidūrus. Ir tada aš taip nuoširdžiai pasipasakojau, kad man spaudimas daromas, kad tiesiog naktim neužmiegu. Jie žinojo tas problemas ir va tokie dalykai. Na ir dabar jie matyt nusprendė, kad čia su šitom bylom gausis piš. Čia ne premjerė Ingrida Šimonytė, bet piš su bylom. Ir jiems geriausias variantas būtų padaryti neveiksnę. Nes pirmiausia pasiūlė teismo sprendimu, aš net negavau to sprendimo, man atrodo, advokatas gavo, kad ambulatoriškai mane ištirtų, tai nuvažiavau Vilniuje Kojelavičiaus gatvę, ten iš karto pakvietė viršininkas, ne šitų įstaigų, ne vyr gydytojai, bet viršininkai, čia teismo ekspertizės. Viršininkas pasikvietė ir tada pasikalbėjus su manim trupučiuką. Galima klausimą? Prašau. O ką darysite, jeigu ekspertizė šita, ar ne, kuri dabar daroma, ekspertizės išvada bus neveiksnumas? Aš tikiuosi, kad tikrai nebus, nes jie stebi, mato žmonės ir aš matau, kokie čia žmonės. Dabar mes esam tik tai 6 šitam skyriui nuo 2 aukšte. Ir matau, kokie žmonės, ir kadangi politikai, opozicija įsijungė, Arvydas
Juozaitis filosofas, mokslininkai, kiti, buvęs užsienio reikalų ministras Gylys, tikrai neleis šitaip susidoroti. Kiek aš žinau, dar yra nepriklausomos ekspertizės, taip? Taip, yra nepriklausoma ekspertizė, aš jau tik atvykusi pasakiau, kad tikrai, kad nebandykite padaryti neveiksnę, nes aš kreipsiuosi į nepriklausomą ekspertizę. Iš pradžių buvau nusprendusi absoliučiai nekalbėti, nes čia yra teisminių proceso dalis, bet paskui pasitarusi su ponu Veryga ir kitais, jau kalbėjau ir neatsisakiau. Kiek jūs dar čia būsite? Tai aš jau tikrai žadu antradienį jau iškeliauti. Antradienį žadu iškeliauti. Nes, kam sveiką žmogų laikyti, gali yra norinčių, čia kiti laukia pusę metų, 6 mėnesius, 7 mėnesius, o man buvo daromas labai didžiulis spaudimas, kad kuo greičiau buvo grasinta, net jeigu neatvažiuosiu, tai pareigūnai atveš. Gerai, iki pasimatymo Vilniuje. Iki pasimatymo. Ačiū visiems, greitų laikų pasimatysime. Ką palinkėsit Lietuvos žmonėms dar? Lietuvos žmonėms palinkėsiu, nebijokite. Nebijokite, dabar man sankcijos, negaliu palaikyti opozicijos, kovojančios su šitais, tikrai pasakysiu, nusikaltimus darančius tėvynei Lietuvai, valdančiaisiais, su visais jų nesąmoningais stumiamais įstatymais. Tai važiuokite be manęs, išsiimkite leidimus, paremkite opoziciją, eikite prie Seimų, važiuokite masiškai. Aš tiesiog prašau jūsų, nes kito variantų nebus. Dar per 2 metus jie gali visai mus sunaikinti. Visai sunaikinti, jeigu dabar nepasinaudosit, Lietuvos mieli žmonės, šitą progą ir neparemsit kovojančios opozicijos. Nes prisiminkit, kad tik valstiečiai kėlė, komisijose svarstė jų už 1 eurą ar litą net parduotą naftos Mažeikių įmonė ir bandė juos šifruoti, jų nusikaltimus. Taip, kad palaikykite dabartinę opoziciją. Labai ačiū. Ačiū, Irmantai. Girdėjote TV eterio žurnalisto ir mokytojos Astros pokalbį. Mokytoja Astra nusiteikusi optimistiškai ir tiki, kad ekspertizės išvados bus jai palankios. Opozicijos ir kai kurių žurnalistų bei paprastų žmonių palaikymo dėka antradienį, birželio 14 dieną, mokytoja išleidžiama į laisvę. Ji nuoširdžiai dėkoja Lietuvos žmonėms, palaikiusiems ją šioje sudėtingoje situacijoje. TV eteris, Utena, Irmantas Ostrauskas, montažas Donatas Pikelis. Mes dirbame jums. Ačiū, kad remiate ir prenumeruojate TV eteris YouTube kanalą. Prenumerata nieko nekainuoja.